Labas rytas, esame Islandijoje, 11 diena, vakar įsikūrėme kempingę, Lavos Filde, labai fainas kempingas, pavalgėm, mėsainių pasidarėm. Nusimaudėm, palydėjom saulę, kuri šiaip ir taip nenusileidžia. Ir ėjome miegoti. O šiandien aplankysime daug įdomių dalykų, visą tokį pusiasalį. Įdomu, pažiūrėkite. Sveiki atvykę į Islandiją. Pabandysiu realiai pažiūrėti, kaip čia skaidru yra. Nuvažiuojame. Aš varau į Šiaurės Ameriką. Čia va buvom, vaikščiojom, dalykas, kurį praleidom, tai yra čia realiai. Ir skandino, ir korė, ir galvas kirto. Lemba, kaip Islandija yra pavojinga važinėti. Nueinam į tą tarpeklį. Šitą dalį dažniausiai iškarpam. Aš tai va, toks va, prie pat. Praleisim rytą su neįprastais pusryčiais. Tai ir tie neįprasti pusryčiai. Atvarėme į labai unikalios spalvos paplūdimį. Labai nejauku ten eiti vidų. Papuolis pabuvo biškį. O čia tai turtuolių gyvenims. Panašu, kad net tam bėda. Nežinau ir minėjau. Paskutinį video pasakysiu. Mes šiaip keliavom Liepos mėnesį, taip pat šilčiausias mėnesis turėtų būti. Bet kaip matosi iš rūbų, tai nėra čia labai šilta, net ir Liepos mėnesį. Gal naktį apie kokius 8 būna, dieną va visai būna, kartais ir iki 20 pakyla, kartais 15, kartais ir jau nori nuogas degintis, o kartais tiesiog po 5 sluoksniais sėdi ir kaleni dantim. Šitas kempingas buvo vienas iš pigiausių ir vienas iš gal geriausių, nežinau, 28 eurai buvo. Atvarėme į labai unikalios spalvos paplūdimį Islandijoje. Kitur tai normalu, bet Islandijai tai čia labai neįprasta. Smėlio paplūdimys. Ir pilna lavos akmenų. Papuolis šoka. Nu va tokios spalvos čia. Labai neįprasta. Geras. Pripratę prie juodo. Pripratę prie juodo ir ilgo, o čia siauras ir šviesus. Einam paragauti vandens. Sūrus. Atvarim į Saksolio kraterį. Užlipsim, pažiūrėsim. Vėjuota maksimaliai. Nu čia tai toks turistinis užlipimas į šitą kraterį, ne taip kaip Paname buvom. Nu realiai labai mažiukas ir matos krateris. Kažkada buvo ugnikalnis. Nu čia kažkada buvo pavaręs lavas ir va dabar va taip tokie laukai belikę. Nu ir lipam žemyn, baisiai čia nėra ką daug pamatyti. O realis tai va pasakėlė. Atvarėm į Arnastapį miestelį, tokį mažą žvejų miestelį. Nežinau, ką čia pažiūrėsim, va tokių va uolų galima matyti, va. Pasivaikščioti takeliais prie uolų, į kalną pažiūrėti, o į tokius va pažiūrėti. Štai matome gražios formos akmenį. Ką primena jums? Šiandien turbūt oficialiai prasčiausia diena kelionė, nes lyja ir lyja. Nu va, visai šitas gražiai atrodo. Aš ką pastebėjau šitoj šaly, kad mano dantis akinamai balti. Depresija 3000. Atvarėme
į kažkokį tarpeklį. Esam žmonės šiukšlių maišai. Žmogus šiukšlių maišas dar vienas. Nueinam į tavo tarpeklį. Orealis Max nelabai fainas. Labai vėjuota. Nu dabar biškį nebelyja, bet toj vėl pradės lyt, manau. Nu, taip atrodo įėjimas. Spūdingai. Biškį spūsti sutikom. Labai kai eini šitais keliukais ir blogini. Didelis minusas yra tas, kad viena ranka yra užimta ir biškį pavojinga dėl to. Realiai tokioj vietoje esu. O čia reikės kažkaip irgi užlipti. Nu, užlipau. Nu, dar biškį paeikim. Nu, realiai gal daugiau ir nebelipsi. Pakankamai atrodo užlipau. Nu, va toks va tarpeklis, visai džiunglės, visai vaibas. Nu, atvarėm prie įdomios tokios bažnyčios. Yra visa juoda kaip ir mes. Islandijoje nors nedaug žmonių yra, bet jie tačiau yra ganėtinai religingi. Savo mažosiuose miesteliuose turi ir mažytės bažnytėlės. Religija vyrauja liuteronų. Ypatinga tuo, kad prie bažnyčios dažnai yra mažas kapinaitis. Mažas jos vien dėl to, ne tik, kad mažai žmonių gyvena Islandijoje, bet ir to, kad jos stabilesnės dėl esančių vėjų, pasitaikančių netgi žemės drebėjimų. Gelbėjimo operacija. Išgelbėti Ameriką ir jų sugedusią mašiną. Papulis didvyris yra. Ir jo laidai. Reikia padėti draugam nelaimiai. Where are you from? From Lithuania. Kaunas. Kaunas? Mūsų birb. Amerikos ne. Panašu, kad net tam bėda. Misija išgelbėti Ameriką mums nepavyko. Bėda ne akumuliatoriaus nusėdime. Nu, truputį pasistiprinam. Nu, arealis pagerėjo, atvarėm į kitą spotą. Ruonių stebėjimas į Tritungą. Parkingas kainavo šį kartą pigesnis, 900 kronų, kas būtų gal 6 eurai kažkur. Čičink. Skaitasi ruonių paplūdimys. Be ruonių. Nu, sunkiai mums tais ruoniai sekasi iš arti. Ruoniai, matau, yra. Nu, vieną iš arti pamatėme visai. Ir telefonas prizumint gali. Neleidžia arčiau negu 100 metrų prieiti. Nu, einame arčiau ruonę. Per tokias tešlas. Per dumblius. Per aukštus kalnus, per marias. Čilina. Nu, va, paimu ruonį ant delno. Ček. Šitie augaliukai labai įdomus. O, biški. O. Kaip būtų polesterolį. Pabandykim šitos tokie geri pesirpę. Nu, nesproksta, nu. Tokie be garso. Ai. Tokie maksimai buvo, nu, su kirminiukais. Ui. Jau čia tokie jau maksimai, gal ras irgi. Įplėšė akmenį? Ui, tu savo papulį. Nuo šiol papulį vadinsim Helga. Einam ir pastebėjom, kad belė kiek snukio. Realiai kaip ir taisyklės pažeidžia. Prie pat. O turėtų būti 100 metrų atstumas. Prie pat. Tema kaip arti esam. Atrodo, gali ranką paliesti. Labai jie nebijo žmonių.
Nu, lip, lip, o. Kaži, ką jis galvoja, kai tie. Ze kan er niet bij. Nu, atvarėm į dar vienas vietą. Nu, vėl karštosios versmės. Realiai prie pat parkingo, nemokamai, tokioj visiškoj belė kokioj vietoj. Tokiais keliukais eini, raudonais ištiestais. O, visai keliukas su užduotėlėm. Einam. Strypas įkaltas. Nubiški su dalykais. Toks purvo vonios. Bet jaučiu toliau gal normaliai. Šilta, ne? Va tas va, šitas va gal tiesiai va. Ar jis irgi. Nu toks vėsus šiaip. Žinau, kad yra kažkur dar vienas kitas toksai mažas ir gilus ir tas tikrai daug švaresnis negu šitas. Dumblekas. Man atrodo, radau ir kitą. Va ten va. Praeinam. Va. Opa. Radau. Gali ateit. Nu, vau. Atėjom be daiktų, einam į mašiną, pasiimsim ir eisim pasimaudyti. Va, ir trumpesnis kelias yra iki parkingo. Bet toks, kaip gerai, kad turiu šitus batus. O tie tam ir skirti realiai. No problem. Aba. Nu, realiai pilna žmonių privažiavo, o ten telpa tik tais 2 žmonės kokie. Nu, tai mes pasidarysim pietukus tada. Likutį burgeriukai bus afigenai skaniai. Magijos triukas. Bale kaip gerai. Laukiam kokią valandą laiko, kol žmonės visi išėjo. Pagaliau kaip ir turime savo vandens temperatūrą, tai nežinau, čia kokį kem, jaučiu, labai šiltas ir tokiai vietai. Labai fainas. Čia jau ir neišbūsiu. Tai žinai, tas kvapas toks. Sulčiu, man tas sulčiu. Tai kiaušinio, man atrodo. Ilgai laukiam, bet pagaliau gavom privačiai. Karštumėlis, čia pati karščiaus, kokią mes naudojam. Nu, va tokią vietikę turim. Galen kokią. Karštumėlis. Čia kaip širdutės formos beveik. Realiai esam visiškai vieni. Atvažiuoja kažkas. Meanwhile, aš tiesiog atstoviu ir rekordinu. We meet this couple third time on this trip. Yeah, it's very crazy. Yeah, always at the hot springs in the evening. Such a small world. Seriously, man. Like every 3 times, right? 3 times, yeah. Third day, 3 times, yeah, actually. Šiaip crazy, šitą parelį sutikom 3 kartą rimtai. Kiekvieną vakarą, karštosiose versmėse. Realiai viena šalis, spotų milijonas, bet geras šitai sutapimas bele koks. Apsikeitėm Instagramais, draugausim.
Į kempingą atvarėm. Toks savo vaizdelis su atoslūgiu. 31 euras kainavo šį kartą. Viskas, šiandien nežinau, valgysim ar nevalgysim, gal kažką ar valgysim, bet pavargęs esu, tai sakau, iki rytojaus. Na, labas rytelis. Norėčiau pristatyti šios kelionės mūsų rėmėjus pagrindinius, tai yra Delma margarinas. Visi sumuštiniai su juo labai yra skanus. Kitas rėmėjas yra rambynas su grybais. Ir pagrindinis rėmėjas yra Biovela. Biovelos konservai. Bomžiauti pats tas. Taipogi Siemkos jas. Be jų neapsieina jokia kelionė. Pasidarome kažkokius maistus ir šaunam lauk. Bandysim naudoti Delma, makaronus. Užsivirsim vandenį ir įsidėsim kubelį. Gausim gal kokį bomžpakį. Va. Rankų darbo bomžpakis su lavašiuku. Varom lauk iš kempingo. Šiandien yra jau 12 diena. Esam galėtinai šiaip pavargę. Jau eksponatai Islandijoje kartojasi. Tai jau norėtųsi visai kažkaip gal ir namo jau. Ir tas bomžo gyvenimas biškį užvargino. Bet dar turim ką pamatyti. Islandija turi labai daug vaivorykštinių gatvių, vaivorykštinių namų, kadangi tai tarsi lygių teisių sostinė visame pasaulyje. Net 2010 metais Islandija priėmė įstatymą, kad gali susituokti homoseksualios poros, įsivaikinti taip pat. Žodžiu, visi Islandijoje yra laukiami. €44. Dar 2 mašponus jau išleidom, bet gausim biškį ištienas sparniukų. Atvarėme į geoterminius dalykus Islandijai. Jau gal 3. ar 4. Dėl Dartungugver. Ypatingas tom, kad realiai čia šildo miestas su juo. Ir netgi 3 miestelius, man atrodo. Ir didžiausi takai nutiesti pasaulyje, 60 km tipo. Atsargiai virš 100 laipsnių. Visur verda čia. Jie kaip pragaras toksai. Kas už 20 euriukų išsimaudys. Nieko nebematau. Papulis pabuvo biškį. Verdančių vandens garų apsuptyje. Biškį paskrudo. Nes aš kepiau. Žinau, ką padaryti geriau. Atliekame Islandijoje langų valymo paslaugas. Kreipkitės į mus. Langų valytojai Islandijoje. Atvarėm į Tinglevingir, ar kaip iš čia vadinasi, nacionalinį parką. Tokias biškį muselės puola, tai turim apsaugų, Papulis tai jolo. Aš tai toks va. Aš einu į dušą, jis nein, dėl to yra muselės. Ir parkingas vėl 7 eurai, čičink. Einam apžiūrėti, kas čia gero. Gal ir nebepuola tos muselės. Bet norėjau pabandyti tinklelį. Visą kelionę vežiaujusi, proga buvo. Tokie vaizdeliai, takeliai. Eini ir gražiesi. Vakaro realis buvo labai nepavydėtinas. Šiandien saulė šviečia, linksmintis kviečia. Su trumpom rankovėm būti kviečia. Ne visiems. Tai šitam parke pasiskaitėm, kad čia labai daug žudynių yra vykę pagal teisę. 72 egzekucijos buvo, labai daug čia žudynių visais įmanomais būdais, ir skandino, ir korė, ir galvas kirto. Islandijos teisingumo centras. Čia būdavo atliekamos mirties bausmės.
moteris būdavo paskandintos arba sudegintos ale kaip raganos, vyrai nukirzdinti arba pakarti. Aha. O kokie čia praėjimai? Apžvalgos aikštelę daėjom. Visai gražiai. Realiai šitas takas ir vadinasi numirėlių takas. Tai jie čia eidavo, gal surakinti grandinėm iki mirties realiai. Čia atrodo žmonės tik tais kelionę dar pradeda, nes čia netoli reikia Viko. Ir visi tokie excited, nes vienas iš pirmųjų krioklių kelionėje. A mums tai jau koks, nežinau, 30, tai jau kaip sakant, išpizdėja. O, dalyvis. Nu, einu aš irgi, kaip kiti turistai, padaryti. Gerai, turim dar +1. Nudaėjom prie to ežeriuko, kur žudė moteris, skandino moteris, palaikęs raganom ir jas tiesiog čia skandino. Realiai šitą vietą moteris skandino ir netgi yra metai ir vardai surašyti, kas kurią čia paskandino. Vagiai čia buvo skaitomi kaip paprasti nusikaltėliai, tai jos tiesiog pakardavo. Rimtesni tenais nusikaltėliai buvo nukirzdinamos galvos, o jeigu sėmė raganystę arba kažkoks burtininkas, tai tą skandina. Tai pavyzdžiui, jeigu aš iš kempingų ten pasiimu tualetinę popieriaus ar servetėlių, tai kokia manęs bausmė, nesuprantu, lauktų? Šitas... tas. Pakarta būčiau. Papuolis Rymo. Žiūri į kraštovaizdį. Tai realiai šitose vietose prasidėjo Islandijos parlamentas, visa valdžia čia kūrėsi, čia ir žmonės žudė, ir valdžia kūrėsi, ir vikingai buvo, ir... Valdžia kūrėsi. Dar kartą. Nu, priėjom tokią bažnytėlę ir panašu, kad ją galima įeiti. Tai ką čia nesiprausė pabuolė? Varėm dabar prie Silfros, čia kur 2 tektoninės plokštės įsiskirinėja ir vanduo yra be galo skaidrus, 3 laipsnių temperatūros ir čia gali nardyti. Ir labai įsiskaidrus ir atrodo, kad tu tiesiog ore plauki arba skrendi. Nu ir eini čia. Na, parašė dalyvius. Stebėtojai juda. Įsivaizduokit, kad aš va šitas va. Aiškina, kaip čia elgtis vandenyje. Nu, čia vat išlipa. Sako, temperatūra 1 laipsnį čia tik tais. Nu, ledinis blemba. Jo, eik sau. Geliantis realiai. Žiauriai geliantis. Okay, 1, 2, 3, hold your breath. Okay, good. Čia jeigu nori nardyti, reikia licenzijos, o paprastai gali ir pasnorkelinti, bet tada realiai praleidi visą experience, nei tu tas plokštas normaliai paliesi, nei tu ten giliai nuvarysi, nes iki 42 metrų galima. O šiaip tai iš viršaus, tai čia, 100 metrų matomumas vandenį gaunasi. Labai skaidrus, vienas skaidriausių pasaulio vandenų čia yra. Nu, nėra dabar čia žmonių, tai nueisiu. Pažiūrėt, kas čia gero. Nu, pabandysiu realiai įmerkti telefoną, pažiūrėt, kaip čia skaidru yra. Nu, važiuojame. Nu tai va, toks čia tas ir parkelis, tvingilingi, pingi. Nu va, visa šeimyna eina per kelią, į KFC tiesiai gali eiti. Nusukam į bonusą, pasiėmėm kažkokias autentiškos bonus duonas, labai panaši, kažkaip jinai daroma ant geoterminio šaltinio, tokia kaip pyragas kvepia. Čia yra standartinis islandiškas jogurtas. Jau valgiam vieną kartą, buvo žiauriai skanus. Nu čia prie chicken wingsų čipsiukų. Nu 10 eurų čia buvo čikšing.
Nu, atvarėme į dar vieną kempingą. Turėjom 5 eurai. Einam valgyti, einam praustis, einam dalykus daryti ir taip toliau. Islandijoje įsidarbinom į KFC. Bomba. Nu taip, bombikė. KFC. O paėmė kečupą? 10 balų. Perekups toksai grynai, vėl su tokia purida pederaiskė. Tu, perekups. Visų norė. Šitą liudas. Va čia tai dalykas. Maistas skanus, bet šitą dalį dažniausiai iškerpam, nes jinai žiauriai lieva. Labas rytas, paskutinė diena čia ir pradėsim rytą su neįprastais pusryčiais. Nu tai atėjom į parką, geoterminį, tokį va, su sketukais, nes lietutis. Virsim kiaušinukus, geoterminiai angoj, įdedam kiaušinuką, pukšt, užveržiam. Du turim. Va, nuleisim į tokį verdantį vandenį. Pradedi. Oi, įkrito. Ir verda. 70 minučių. Verda mūsų 2 kiaušinukai. Na, įėjimas į šitą parką kainavo 7 eurus. Ir už kiaušinį daro euras, koks į PM gaunasi. Už tą ekvipmentą visą, tai, bet paprašym, kad leisų dar ir savo išsikepti, tai dar ir savo biškį išsivirsim. Nu, va, parašyta, kad temperatūra 85-90 laipsnių, 10-12 minučių reikia virti. Nu, atėjo laikas jau. Va, tai ir išsitraukiam savo kiaušinuką. 10 minučių viriam su biškiu. Tada... Eisim pavalgyti tokiam šiltnamyje. Labai gražiai. Dėl mutės biški. Mūsų viena iš rėmėjų jo. Biški nedriskytis. Nu, išvirė. Atrodo. Au. Nesitikėjau tokio kietą. That's what she said. Nu, paragaujam. Cheers. O, puikiai išviręs. O duom toks pyragiuks. Rėdusi majonezų. Mūsų kita rėmėja, Helmut. Neparėmė rėmėjos šį kartą mūsų. Per lėktuvą nepraleido. Galėtų atsiųsti kažkaip rėmėjas. Duona islandiška, labai kaip saldi. Piragduonė. Štai ir tie neįprasti pusryčiai. Nu, realis tai depresija. Ateinam apžiūrėti parkelę. Čia yra mažas geizeriukas, jis kas 20 minučių šauna. Tai vieną kartą jau matėm, nenufilmavom, kiaušinius virėm. Gal pavyks užgaudyti. Rūksta viskas čia. Atrodo kaip močiutės katilas, kad kažką gamintų. Raganos katils. Haeta. Čia yra expectations ir tada yra reality. Atvarėme Reikjaviką, bet blemba nesinori lipti lauk. Noriu miego. Lyja, miegas ima žiauriai, oras depresinis, bet nebedaug liko laiko iki skrydžio. Tai reikia pažiūrėti vis tiek. Depresija, orelis tai depresija. Liūdi Islandija, liūdi, kad mus paleidžia.
Rado savo humaną Islandijai. Kiek skudurų. Na, kiek gali kainuoti rūbai padėvėti čia. 8 eurai. Kiek kailiniai? 20 000, tai 100 eurų. Ai, truputį paskaitėm taisyklės. Tai čia realiai kiekviena šita kabina yra atskiro žmogaus ir jis atnešas čia savo rūbus, susigalvoja tikriausiai ir kainas, parašo kažką ir gali realiai parduoti savo rūbus. Tai čia panašiai kaip Vintedas, tik tais, kad fizinis. Deja, Vaivorykštinė gatvė veikia. Mes čia sėdim, laukiam savo žuvytės ir čipsiukų, žiūrim Vaivorykštę. Ir blema, pastebėjau, kad spalvos trūksta. Jeigu pamatysit mėlyną, tamsiai mėlyną ir violetinę, čia yra tik tais žalia, mėlyna ir violetinė ir trūksta spalvos. Tai čia toks biškį, sakyčiau, feilas. Nu, atvažiavo maistas, 21 euras minus. Fish and chips, nu, kaip sakant, standartiškai čia Islandijai. Nu, bet jau Islandija tai krūtai. Labai, labai geras jogurtėlis. Islandiškas. Pasitaisė, nuotaikykę irgi ir atvarėm į kažkokį lavos urvą, vidury nieko, visiškai žmonių nėra. Bandysim lysti vidų. Polis jau nubėgo į urvą, labai nori lysti. Urvenzas. Ar skilenzas labiau. Ten eiti vidų, kažkaip labai tamsu. Blemba, kaip Islandija yra pavojinga važinėti. Juk kiek mes gavom šitame žvyrkelyje į stiklą, tai aš negaliu patikėti, kad dar tas stiklas iš vis yra čia. Realiai va, ką tik gavom iš akmenuko, realiai pats mačiau, kaip atskrido. Nu, čia nelabai gal per kamerą matosi, bet visas stiklas realiai nuvarinėtas tais įdaužimais. Ir realiai pats matau, kaip akmuo ateina kaukšti stiklą, belia kaip garsiai. O šiaip apie kelionę, tai praktiškai grįžom jau prie oro uosto. Dar porą punktų tokių buvom praleidę, tai užsukom pažiūrėti. Čia skaitosi tiltas tarp dviejų plokščių, tarp Šiaurės Amerikos ir Europos, jeigu neklystu, ir tada yra tiltas tarp jų. Ir jas gali perėti, tipo. Tai va, tas tiltas. Eurazijos plokštė ir Šiaurės Amerikos ir mes esam čia. Realiai va, šitas visas va tarpeklis ir yra. Ir gali tiltų perėti tarp dviejų. Aš varau į Šiaurės Ameriką. Gerai, aš liksiu Europai. Tarp abiejų ir taip susikūrė realiai Islandija, atrodo. Nu va, peržiūrė aš, sveiki atvykę į Šiaurės Ameriką. Matėm, kaip kiti turistai fotkinasi, tai bandysim imituoti. Čia tiltą tipo laikyti reikia taip. Nu jau laikau tiltą. Opa. Nu dabar tiesiog pasivaikščiosim tarp tarpeklio, tarp dviejų kontinentų. Tarp Šiaurės Amerikos ir Eurazijos. Kiekvienus metus 2 centimetrais čia padidėja, bet matosi, man atrodo, tai jis po vandeniu. O šiaip, kas po 100 metų realiai 2 metrus prasiplečia.
atvarėm į dar vieną spatelį, kur realiai pirmą dieną buvom. Va čia va buvom, vaikščiojom, o dalykas, kurį praleidom, tai yra čia realiai. Nu tai, belė kaip arti. Va realiai tas mūsų spatelis, kur norėjom pamatyti, čia vėl iš tą pačią filmą Fire Saga. Va, mūsų favoritai, Vilas Ferrelis ir šitos merginas nežinau, bet... Rachel Adams iš Notebookai. Ai, nu va. Volcano Man. Viskas feika. Polski katinsko. Merry Christmas. Volcano Man. Thank you. Thank you very much. Nu, baigiam savo ekspediciją. Į Islandiją, aš manau, vis tiek dar reikės kažkada sugrįžti, nes dar labai daug iš tikro neapžiūrėtų dalykų yra likę, kur reikia 4x4 mašinos, vadinamieji Highlandai, Islandijos vidurys. Ten irgi ypatingai gražu ir dar šiaip porą vietų praleidom netyčia. Biški gaila, nu, bet pasiliekam kitą kartą, kai grįšim. Kažkada po kelių daug metų gal. O dabar varome į parelaksuoti prieš skrydį į garsiąją Blue Lagoon. Belenkas. Čia tai turtuolių gyvenims. 120 eurų, man atrodo, žmogui kainavo. Tai 200 kiam. Čičing. Mimų klubas. Mimų klubas dešinėje. Mimai va fotkinasi. Einam nemokamai maukti gėrimų. Maukimo zona. Už apyrankę gausi vieną kokteilį. 14 eurų alutis. Nu, kiek valandų rodo? Jėzus lašelį išleiščiau. Lemon, kokios čia geros pirtis. Einam su telefonu, pabandom, pažiūrėti. Kieta keliai. Tumai urvą eisim. Va. Tai čia tokia viena pirtelė. Kaip čia gražu viskas. Nu, kita pirtelė tai epic belė kaip. Va į tokį urvą įlendi. Nežinau kaip matysis, bet pabandom. Čia lavos akmenis. Šildomai. Belė potė. Nu ir dar viena piltelė yra likusi. Mama čia kaukės duoda. Painam ir mes pasidaryt. Thank you. The yellow one, the tour bus driver. Eisi plėšti banką. Pasidarėm mimais.
Nu tai ačiū, kad žiūrėjote šitą mūsų ilgą Islandijos kelionę. Tikiuosi patiko, sužinojau daug ką naujo. Labai norėjau, kad vietas parodyčiau, kad jums būtų lengva planuoti kelionę, kad kiek kas kainuoja ir panašiai, kad būtų naudinga informacija. O mes atsisveikinam, palaikinkit, pasubscribinkit, jeigu patiko. Ate! Balius baigtas. Nu dar updeitas, nu taip atrodo 1 valandą nakties. Ir mes iš viso nuvažiavome 2800 km beveik.